Ar norite sužinoti, kaip mūsų racionalus protas dalyvauja valgyme? Taip, klausimas platus. Šiam kartui susitelkime į savo sprendimų priėmimo centrą, į vykdomąją funkciją. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Smegenų vykdomoji funkcija tai grupė mąstymo procesų, kurios labiausiai valdo smegenų žievės, kaktinės skiltis, prefrontal cortex. Jos mums reikia tam, kad galėtume vertinti ir tikslingai veikti. Valgymo kontekste vykdomoji funkcija padeda stabdyti nepageidaujamą elgesį ir rinktis pageidaujamą, reaguojant tik į alkį, aplinkos informaciją ir emocinės būsenas. Istoriškai tyrimai dažniausiai atliekami trijose srityse. Slopinančioji kontrolė tai yra gebėjimas įveikti dominuojančias automatinės reakcijas ir troškimus, pavyzdžiui, gebėjimas atsispirti desertui, jei nejaučiam alkio. Tada darbinė atmintis, gebėjimas išlaikyti dėmesio lauke ir atnaujinti informaciją susijusią su siekiamu tikslu, pavyzdžiui, gebėjimas prisiminti savo sveikatos tikslus ar stebėti per dieną suvalgomą maistą. Ir trečia, mąstymo lankstumas, tai gebėjimas prisitaikyti prie kintančių sąlygų ir taisyklių, pavyzdžiui, plano keitimas, jei sveiko maisto pasirinkimas yra neįmanomas. Dažniausiai manoma, jog sprendimai apie tai, ką valgysim, yra nuolatinės priešpriešos rezultatas. Iš vienos pusės tai impulsyvioji arba hedonistinė sistema, kurią valdo atlygio jausmas ir požievinės struktūros, tokios kaip dryžuotasis kūnas. Iš kitos vykdomoji funkcija valdoma kaktinės skilties. Jei vykdomoji funkcija veikia sklandžiai ir nėra išsekinta, žmogaus savireguliacija veikia puikiai ir jis elgiasi taip, kaip ketino. Jei vykdomoji funkcija perkrauta ir išvarginta, tai dominuoja automatiniai ir hedonistiniai impulsai, dažniausiai vedantis į impulsų tenkinimą, persivalgymą ar kitus nesveikus pasirinkimus. Nors atrodo, kad čia viskas aišku, bet tyrimų aišku yra. Kokių tyrimų šio klausimu atlikta per paskutinius 5 metus? Visų pirma, tai nustojom galvoti, kad tai tik valios klausimas. Dabar gerokai daugiau žinom apie nervų sistemos sandarą, streso poveikį ir radome tiksliai veikiančias poveikio priemonės. Tyrimai rodo, jog vykdomosios funkcijos trūkumas persivalgymo atvejais retai kada siejamas su bendrai mąstymo funkcijų silpnumu. Labai dažnai toks elgesys stipriai priklauso nuo konteksto ir stimulo. Žmonės, kurie gauna puikius įvertinimus įprastiniuose vykdomosios funkcijos testuose, strupo arba X-top tipo užduotise, gali pasižymėti reikšmingai silpnesnių motorinių ir kognityvinių slopinimų užduotise su maisto stimulais, ypač jei tai kaloringas intensyvus maisto, hyperpalatable maistas. Stiprus psichologinis stresas trikdo vykdomosios funkcijos veiklą, taupant resursus skiriamus mąstymo procesui. Jos aktyvumas sumažėja, streso hormonų palaikomas požievinis emocijų apdorojimas limbinėse smegenyse ima viršų, tuo pačiu sutrinka darbinės atminties veikla, jie užliejama greitesnėmis emocijomis, nepaliekant vietos lėtesniam racionaliam mąstymui. Ir padidėja jautrumas atlygio sistemos palaikomam valgymo elgesiui. Vietoj klausimo, ar šis maistas sveikas ir man naudingas, dėmesį sutelkiame klausimą, kaip kuo greičiau atsikratyti šitos nemalonios būsenos. Funkcinio magnetinio rezonanso būdu atlikti tyrimai rodo, jog valgymo sutrikimo atveju stebimas reikšmingas vykdomosios funkcijos pokytis. Persivalgymo ir bulimijos atveju kaktinės skilties aktyvumas reikšmingai mažesnis. Anoreksijos atveju stebimas pokytis frontostrietalinėse grandinėse, kurios jungia kaktinę skiltį su dryžuotoju kūnu, o tai dažnai rodo ne kontrolės trūkumą, o mąstymo lankstumo trūkumą ir kaip tik perteklinę valgymo kontrolę. Ortoreksijos atveju stebimi darbinės atminties sutrikimai, mažesnis mąstymo lankstumas, kai taisyklėms suteikiamas aukštesnis prioritetas negu pakankamo maisto kiekiui. Daug tyrimų atliekama su neinvazinė smegenų stimulacija, pavyzdžiui, transkraninė dorsolateralines kaktinės srities stimulacija. Būtent šios srities elektrinis stimuliavimas gali laikinai pagerinti vykdomąją funkciją, sumažinti troškimą valgyti ir valdyti užkandžiavimą. Ar norėtumėte įdarbinti žinias apie smegenų vykdomąją veiklą ir taip stiprinti savo sveikos mitybos įpročius? Apsvarstykite štai ką, manau, kad taip. Kur galima, sumažinkite apkrovą savo vykdomąjai funkcijai. Susitvarkykite savo aplinką taip, kad joje nebūtų bent jau matomų netinkamų maisto produktų ir patiekalų. Būtų lengvai matomi ir pasiekiami sveiki produktai, iš anksto padalinkite maistą porcijomis. Taip nevarginsite smegenų nuolatinėmis užduotimis, kurios maisto atveju joms yra sunkesnės.
Kurkite ir praktikuokite jei tai sprendimus tam, kad stiprintumėte savo mąstymo lankstumą. Pavyzdžiui, jei darbe kils streso lygis, pirmą eisiu pasivaikščioti ir tik po to užeisiu į virtuvę. Turėkite tiek jei, kiek darote įprastinių pasikartojančių sprendimų. Darykite pauzes tam, kad darbinė atmintis gautų laiko suveikti. Prieš sureaguodami į staigų troškimą ką nors suvalgyti, padarykite trumpą, pavyzdžiui, 2 minučių pertrauką. Taip leisite lėtesniam racionaliam mąstymui pasiūlyti geresnį sprendimą. Valdykite streso lygį tam, kad saugotumėte savo mąstymą. Pakankamai miegokite, praktikuokite dėmesingumą, mokykitės produktyviai spręsti problemas ir atpažinti neišsprendžiamas situacijas. Šią savaitę tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti paprastas ir sudėtingas mąstymo, elgesio ir emocijų problemas. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registraciją konsultaciją rasit komentare po kiekvienu įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Jei turit man klausimų ar komentarų, rašykite asmeninę žinutę arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.